Mums neįgrysta kasdien valgyti ir miegoti, nes alkis vis iš naujo kyla kaip ir miego noras. Žmogui skirta nuolat malšinti ir troškulį. Visa tai kasdien iš naujo primena, jog žmogus yra kūrinys, stokojantis ir reikalingas papildymo. Sakoma, kad krikščionių tikėjime pats Dievas duonos ir vyno pavidalu ateina pasotinti žmogaus. Šiandien apie duoną ir vyną kalbame su kunigu Antanu Saulaičiu. Pirma duona, kurią kepiau, yra skautų stovykloj, kur sumaišai miltus su vandeniu, padarai tokią ilgą kaip dešrą ar storą makaroną ir apvynioji ant pagalio ir ant ugnies kepi. Paskui vėliau išmokome įdėti druskos, kepimo miltelių, sviesto aptepti ar uogienę. Tai tas jau yra nuo vaikystės. Labiausiai aš mėgstu su riešutais ir razino, pagerinu truputį tą įprastinį receptą, tokį vaisinį. Dabar nėra tiek daug progos kepti, bet seniau, kai būdavo labai didelį įtampą ir daug visokių darbų, aš naktį nueidavau į virtuvę, kada nieks nesimaišo ir kepu. O su vynu tai tik esu padėjęs ūkiuose spausti kaip tik raudoną vyną, kur žievelė paliekama ir sėdim lauke po palmėmis ar kitais medžiais ir spaudžiam tą vyną į ąžuolinius lovius ir geriame pereitų metų vyną tokioj jaukioj bendruomeniai, šnekučiuodami, prisimindami visokius dalykus ir dalis to vyno atidedame kažkokiam sekmadienį, kai tą šeimą nuneš į bažnyčią. Bet tai buvo Brazilijoje? Taip, tai buvo Brazilijoje. O kokį vyną labiausiai mėgstat ir vertinat? Čia vėl iš mano praėjusio gyvenimo Pietų Amerikoje, tai sausą aitrų vyną kaip Argentinoje, Urugvajoje, Pietų Brazilijoje. Ir žinoma, viskas tas primena bendruomenės, kuriuose žmogus esi buvęs ar lietuvių tarpe, ar jėzuitų, ar vietinių žmonių šeimoje. Tada visi tie valgiai, kuriuos jie turi, nėra tik tai daiktas, bet yra tie žmonės, su kuriais mes dalyjamės. Jeigu reikėtų atpasakot, ką mes valgėm, aš neatsiminčiau, gal tik vyną atsiminčiau. Arba kažkokį ypatingą kepsnį, nes viskas buvo mūsų bendravimas. Nuo neatmenamų laikų artimųjų rytų kraštai garsėjo vyno gausumu ir jo kokybę. Vanduo daugumos vartotas valgiui virti gerti nelabai tiko, mat buvo užterštas. Dažniausiai buvo geriamas vynas. Prisirpus vynuogėms gerdavo jų sultis, kekę išspaudė tiesiog į taurę. Pirmasis metų vynas buvo daromas iš sulčių, gautų spaudykloje traiškant vynuogės kojomis. Paskui jis būdavo laikomas moliniuose ąsočiuose arba odiniuose vynmaišiuose. Vyno išradimą Biblija priskiria Nojui. Psalmininkas šlovina Jahvę, kad šis davęs vyno žmogaus širdžiai pralinksminti. Senojo testamento laikais vynas buvo naudojamas ir religinėms praktikoms. Kartu su kitomis aukomis būdavo atsinešama ir vyno. Vynmedis, vynuogės ir vynas dažni Biblijos įvaizdžiai. Dievo rūpestis žydų tauta lyginama su šeimininku, rūpestingai prižiūrinčiu savo vynuogyną, arba su žmogumi, besirūpinančiu savo vaikais. Naujajame testamente Jėzus minėjo vynmedį 5 alegoriniuose pasakojimuose, o save vadino tikruoju vynmedžiu, nuo kurio priklauso jo šakelės. Aptvertas ir apsaugotas vynuogių sodas išrinktųjų žmonių simbolis, vėliau alegoriškai taikomas ir visai bažnyčiai. Pakalbėkim labai paprastai. Duona ir vynas šiandien. Vieni iš pagrindinių mūsų tikėjimo ženklų, taip kaip ir vanduo, ir patys paprasčiausi žmogaus gyvenimo dalykai. Čia ir yra visa Dievo Sūnaus atėjimo paslaptis, kad iš paprasčiausių dalykų, aliejaus, ką čia mes matome, vandens, rankų uždėjimo padarė tuos kasdienius simbolius, kuriais Dievas išskirtiniu būdu mūsų tarpe yra. Ir duoda nepaprastą reikšmę visam, ką mes darom, kaip artimo meilės darbam, vaikus augindami, mokydami kitus, mokydamiesi iš kitų. Paprasčiausiai kasdieniai dalykai, uždirbdami savo duoną. Minint kasdienį bendravimą, čia jau netoli ir liturgija, kas yra ir bendrumas. Papasakokite, prašau, apie duonos ir
kūno, vyno ir kraujo paralelę. Dėl to buvo labai daug ir tebėra nesusipratimų ir aiškinimų. Bet svarbiausia yra suprasti arba stengti suvokti, ką Jėzus darė su mokiniais. Jis paėmė gal iš tą šiek tiek panašią duoną, plokščią duoną ir padalino, ne tik, kad kiekvienas gautų, bet jų tą bendrumą. Jeigu mes tuos gabaliukus sudėtume, vėl išeitų kaip paplotėlis viena duona. Tai tas visas stiprinimas arba maitinimas, bet iš bendruomenės. Čia yra viskas ir per mišias mes dalyjame tokius paplotėlius, kurie apskriti ir mažyčiai ir nelabai panašus į duoną. Turime ir didesnių, kurias laužome bent simboliniai. Geroj parapijoje yra naudojama daug duona, kaip reikalauja bažnyčios nuostatai, kad būtų panašesnė į duoną. Vakarų bažnyčioje tradiciniai nerauginta, rytų bažnyčioje, kas buvo nuo pat pradžių, rauginta duona. Ir kaip tik, nors yra ne visai atrodo kaip duona, atrodo kaip išskirtinai šventiška, kaip paplotėlis per Kalėdas, bet vis vien yra tas pats gyvybės ženklas. Galbūt tik nedaugelis žino, iš kur atsiranda tos baltutėlės ostijos ir koks gerasis aitvaras jų nuolat vis iš naujo parūpina. Sužinojome, kad ostijas paprastai kepa seselės vienuolės. Šiandien tomis kepimo paslaptimis sutiko pasidalinti Šventojo Kazimiero seserų kongregacijos sesuo Dovida. Ji taip pat papasakojo, jog vienam kiekiui ostijų iškepti reikia 1 stiklinės vandens ir 5 šaukštų aukščiausios rūšies miltų. O kodėl šiandien turime būtent tokios formos ostiją? Čia jau yra beveik liūdna pasakyti. Vienas yra aišku, kad duona, pirmykštė duona arabuose ar pas meksikiečius ar net senovės lietuvius buvo plokščia ant akmens iškepta. Ir dabar mes turime įvairių pavydalų duonų ir lietuviška duona yra keturkampė arba apvalainė. Bet tikra istorinė priežastis yra, kad tai yra panašu į pinigėlius. Žmonės per aukojimą atnešė pinigėlius vargšam ar bažnyčią išlaikyti ir gauna tai, kas yra panašu į pinigėlį atgal. Parodyti, kad mūsų auka, mūsų širdžių auka yra perkeista, sujungta su Kristumi, paaukota Dievui Tėvui ir mes einam namo sustiprinti. Grįžtant prie sinagogos papročių, jie paprastai turėdavo duonos stalą ir tas negęstančias lempeles ar ugnį prie jo. Ir ar šiandieninis tabernakulis yra? Tos dvi tradicijos kaip ir susijėjo ir mes kartais žiūrime į tabernakulį, kaip izraelitai žiūrėdavo kad čia Dievas gyvena ir kai kurie net supranta, kad kitur Dievas negyvena dėl to, kad ypatingai čia. O čia yra išskirtinis būdas Dievui mūsų tarpe būti. Eilinis būdas yra darbe, mokykloje, kur mes bebūtume. Bibliniais laikais duona buvo kepama iš kvietinių arba mėšinių miltų. Ankstyvųjų periodų kepdavo neraugintą duoną, o vėliau papročiu tapo kepti raugintą duoną. Duona būdavo kepama 3 pagrindiniais būdais – ant įkaitintų akmenų, molio ir geležies induose ar krosnyje. Biblija nurodo, kad duona buvo tokia reikšminga, jog gerti vandenį ir valgyti duoną reiškia palaikyti gyvybę. Duona net vadinama ramsčiu, reikalingu žmogui kasdien. Duona taip pat naudota ir aukojimui, ji turėdavo būti nerauginta ir pabarstyta druska. Kiekvieną šabo dieną ant paauksuoto stalo stovinčio šventojoje šventyklos vietoje būdavo padedama 12 šviežios duonos kepalų, kaip auka nuo kiekvienos genties. Eucharistija arba duonos laužimu buvo pavadintos ir pirmųjų krikščionių apeigos. Naujajame testamente duona yra įvaizdis naudojamas nusakyti artėjančiai Dievo karalystei arba pačiam Jėzui. Labai svarbus yra Jėzaus savęs įvardijimas tikrąją duoną, taip pat gyvenimo duona, kurią valgantys nebealks ir nebetrokš. Galiausiai Jėzus sako, kad tie, kurie valgys tos duonos, gyvens per amžius ir kad toji duona yra jo paties kūnas.
O pavyzdžiui, tie lietuviški papročiai, kad ir kalėdaitis, kurį visi dalijamės per kalėdas. Čia yra vis tas užsilikę arba dar gyvi seni papročiai. Senoviška lietuvių vakarienė tamsiausią metų naktį, arba geriau pasakyti, pradeda aušra atsirasti visų metų, susijungia su tuo, kas yra Eucharistija arba pirmųjų krikščionių vakarienė. Jie valgydavo tikrai su kitais valgiais ne tik duoną ir vyną. Taip, kai kiekvienose mišiose girdime, Jėzus paėmė duoną ir sakė, tai yra mano kūnas. Vakarieniai pasibaigus, jis paėmė vyną. Jie ką kitą irgi visą valgė. Tas gan greit paprotys išnyko, bet lieka tas stalo bendruomenė. Altorius yra stalas, yra panašus į stalą. Kunigas yra stalo patarnautojas, net dar dabar kai kur valo indus, plauna tiesiai indus ant stalo vietoj, kur reikėtų šone. O gražus paprotys ir šiandien dar gyvuojantis yra šventinti Šventos Agotos duonelę. Ir laikoma, kad ji paskui saugo parsinešus namus nuo gaisro, nuo nelaimių. Ar paprotys šventinti Šventos Agotos duoną nėra magiškas? Čia yra kaip su visais dalykais, bet kokioj tikyboje, tikėjime, ar būtų pirmykštis, ar musulmonų, ar izraelitų, ar krikščionių, visada yra pagunda paversti kažką į magiką ir tai reiškia Dievą priversti kažką daryti apeigom, žodžiais, giesmėm, kas ten judesiais. Ir tas gali atsitikti su bet kokiu daiktu, gali atsitikti su kryžium, su švęstu vandeniu. O Šventos Agotos duona šventinama, aišku, vieną kartą per metus, kiti dar kitose šalyse įsiuvinėja į tokią labai gražią skarelę ir žmonės metus turi savo namuose kažkur lentynoje gražiai pasidėję, apsaugot nuo gaisro. Ir labai įdomu, kadangi Eucharistija, šventoji komunija mus apsaugo nuo pragaro gaisro ir neišgelbsti iš pražūties. Kaip atsitiko, kad tai būtent duona ir vynas kaip simboliai? Čia, aišku, yra Jėzaus pasirinkimas iš to, ką anų laikų žmonės suprato ir šiandieną dar valgys ir gėrimas. Mes visi 3 ar 5 ar kiek kartų per dieną maitinamės. Ir ženklas yra, kad Dievas mus maitina, mūsų gyvybę palaiko. Čia yra išskirtinė proga, čia yra, ką mes kiekvieną dieną valgom. Yra dar ir kita reikšmė, kur yra labiau simbolinė ar teologinė ir ne visada mes pagalvojam. Ir tai yra, kad duona vaizduoja kūną, o vynas kraują. Jeigu atskiri kraują nuo žmogaus kūno, žmogus yra negyvas. Ir todėl per šventas mišias vienu tarpu kunigas paima taurę ir duoną ir pakelia ir per jį su juo ir jame ir taip toliau. Ir čia yra parodyti atskirumą, kad Jėzus už mus mirė ir prisikėlė. Mes sujungiam tuo du dalykus. Rytų bažnyčioje yra labai aišku. Jie paima taurę, įdeda, jų duonytė yra tokia, balta, įdeda į vyną ir tada rytų apeigų arba stačiatikių kunigas arba diakonas paima šaukščiuku ir abudu kartu įdeda. Tas sujungimas reiškia, kad Jėzus Kristus yra gyvas šiandieną ir mes tą išpažįstame priimdami. Neužtenka, kad Dievą regime savo artimuosiuose, taip pat kiekviename ligonyje, apleistajame ir reikalingame pagalbos. Neužtenka, kad jis lydi mus kasdien mokykloje, darbe ir gatvėje. Kristus ateina ir tampa kasdienę duoną, maistu kiekvienam iš mūsų. Kristus tampa esanti šiame sakramente, pakeitus duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują. Bažnyčios tėvai nedvejodami tvirtino, kad bažnyčia tiki Kristaus žodžių ir šventosios dvasios veikimo veiksmingumu, vykdant šį perkeitimą. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Daugiausia visi įpratę Lietuvoje, kad komunija yra dalijama vienu pavidalu. Taip, aš asmeniškai labai pergyvenu, kad tik vienu būdu. Man būtų sunku šeimoje sėdėti prie stalo ir turėti svečių, jeigu kunigas yra tam tikra prasme šeimininkas ar vadovas to pokylio.
tik kažką savo imti. Aš taip džiaugiuosi, yra daugiau kunigų ar klierikų, kurie priima, arba seselės mažose grupėse Lietuvoje, aišku, tas daroma per rekolekcijas ir kitur. Parapijose yra sunkiau, nes užtrunka priprasti. Visuotiniai bažnyčioje tas paprotys lotynų apeigose buvo po Vatikano antrojo sugrąžintas. Ir yra jau išspręsti visokie klausimai, kaip išdalinti. Eiliniai parapijoje, kai laikas dalinti komuniją, kunigas ir keli žmonės dalina Kristaus kūną ir tada yra po 3, sakysim, iš šonų ir kas nori prieina ir atsigeria truputį taurės, yra nuvaloma ir paduodama. Protestantai naudoja mažas taurytės plastmasinės. Tai išgeria visą, tokiu būdu neliečia tos pačios taurės. Bet visiems yra aišku, kad turėtų būti abudu. Pilnas dalyvavimas būtų duona ir vynas, Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Yra natūralu valgyti kažką sauso ir tada užsigerti. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo ir tarė jiems: Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol ji išsipildys Dievo karalystėje. Ir paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams tardamas: Tai yra mano kūnas. Sakykit, o mūsųse priimta komunija priimti burną ir daugelį žmonių yra akibrokštas ta naujovė, kad imti Taip, komuniją mes sakome į ranką. prieš komuniją Viešpatie nesu verta ir manom, kad tas viskam galioja. Nors nesu vertas, aš priimu. Ir sakoma, kunigo rankos šventesnės, kadangi yra pateptos aliejumi. Bet močiutės rankos, kuris savo 7 anūkėlius prižiūri visą gyvenimą, verda ir slaugo, kuo prastesnės yra jos rankos. Arba gydytojo, ar gailestingos sesers, ar mokytojos, kuri vaikus veda per gyvenimą. Čia ne tas yra klausimas. Čia ta paprastas dalykas, duona, paprastas dalykas, vynas ateina į mūsų eilinių žmonių kasdienį gyvenimą, kad mes galėtume gyventi. Ir visuotiniai bažnyčioje tas yra įvesta virš 30 metų ir yra žmonės labai pagarbiai priima komuniją į rankas, nes jie yra suaugę žmonės. Aš manau, Lietuvoje laukiama, kol mes visi pribręsime prie to. Man sunku yra paduoti šventą komuniją žmogui į burną. Aš daug mieliau kaip suaugusiam paduodu į ranką. Turbūt daugelis tokių sprendimų ir pažiūrų tai ateina iš pagrindinių nuostatų. Pavyzdžiui, kuo laikysi liturgiją? Ar jos centras yra auka, ar puota, ar tie žmonės, kurie susirenka, yra šeima, su kuriais gali dalytis. Ir ar jie yra tiesiog atsitiktiniai tą kartą susirinkę į bažnyčią? Bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas, ar tik tai statiškas kažkoks Dievo garbinimas? Taip, su visais simboliais ir įskaitant liturginiais, yra taip, kad jeigu bandai juos apibrėžti tik vienu būdu, jų turtinga reikšmė sudėta per tūkstančius metų ir milijonus širdžių išblėsta, pasidaro nebe tas, kas yra. Ir todėl ir mišios yra ir auka, ir puota. Stalas, altoriaus stalas yra aukos altorius, bet taip pat yra stalas, apie kurį žmonės susėda. Bet prieš 1000 metų maždaug pradėjo pabrėžti labai tą auką, kad mes tą didįjį Dievą garbinam ir altoriai be galo puošnus ir kunigas nusisukęs nuo žmonių ir dideli grotai mes matom senose katedrose, kurie atskiria šitą švenčiausią vietą nuo visų mūsų eilinių, kurių širdys suspaustos ir auginam neklaužados vaikus. Ir tada žmonės atėjo ir iš tolo stebėjo, kai kunigas kelia ostiją per pakylėjimą.
ir žmonės šaukdavo garsiai katedroje, kunigėlį kelk aukščiau, nes viskas buvo pamatyti ir jie negirdėjo Jėzaus žodžių, imkite ir valgykite jos visi. Todėl, jeigu mes turėtume didesnę duoną, naudotume per mišias, kaip kartais daroma, didesnio pavydalo, tas pats sulaužama į kažkiek gabalėlių, kaip rytų apeigų bažnyčio arba rytų bažnyčio, parodyti, kad mes visi esam tą vieną duoną, tiek įvairūs, kiek kviečių grūdai, kurie buvo įkepti. Tai yra tas ir aukos, ir bendruomeninis. Ir kiekviena parapija arba kiekviena vietinė bažnyčia turi savo dėmesį ar vienam ar kitam dalykui. Vienur labai svarbi yra ta auka ir kad mes Dievą garbinam, lyg jis būtų toli. Yra visai kitas Dievo gerbimas ir garbinimas, jeigu aš žinau, ne tik įsivaizduoju, tikiu, kad Dievas yra kiekviename žmoguje, su kuriuo mes dalyjamės tą pačią duoną. Tas pats yra, kai priimam šventą komuniją, mes sakom amen, Kristaus kūnas amen. Mes neišpažįstam tik, kad čia yra Kristaus kūnas, mes išpažįstam, kad mes esame Kristaus kūnas. Čia yra pagal bažnyčios tėvų mokymą, čia yra mistinis Kristaus kūnas, mes esam tikras Kristaus kūnas. Galbūt pakalbėkime apie vyną. Koks vynas yra naudojamas mišioms? Pagal visus nuostatus ir gal kas yra skaniausia, kiek jau mes paliečiam, yra tarp 12 ir 18 laipsnių ir svarbiausia turi būti natūralus vynuogių vynas. Mes žinome, kad kai mūsų kunigai ir kitų, aišku, tautybių buvo Sibire ar kalėjime per Prancūzų revoliuciją ar bet kur kitur, kad pasidarydavo tokį vynelį iš razinų, iš džiovintų vynuogių, nes turi būti iš vynuogių padarytas. Ir tas jo gamyba arba jo pagaminimas, nesvarbu ar pirkai parduotuviai, ar iš dažnai vienuolynai augina, ar patys žmonės padarė. Yra parapijų pasaulyje, kur sekmadienį sako, šiandieną mūsų skaitytoja, aš sugalvosiu pavardes, yra Petraitienė, komuniją padės dalinti Jonaitis su Jonaitinė, mūsų vynas yra atneštas Kazlauskų šeimos. Jie pagamino, yra jų vynas. Taip pat ir duona. Kitur yra šeima iškepa paplotėlį iš vandens ir miltų ir padaro šventai komunijai duoną. Mes tą darom su jaunimu stovyklose per rekolekcijas. Ir tada labai aišku, kad mes atnešam savo dovanas ir jos yra perkeičiamos, taip kaip Dievas mūsų gyvenimą perkeičia, kad mes turėtume stiprybės gerąją naujieną kitiems nešti. Ir vynas yra, mes paprastai naudojame normalų vyną, bet visada įpilam truputį vandens. Pirmykštėj bažnyčioj jie naudojo labai daug vandens ir mažai vyno. Tikriausiai buvo kokia nors bėda su gėrimu ar vynų kiekiu ar kas nors. Bet iš esmės mes yra reikalaujame, kad būtų taip, kaip reikalaujama, kad būtų kaip duona, ne kaip popierėlis ar plastmasė, taip reikalaujame, kad būtų vynas. Ir visuomet su pagarba apsieiname. Būna tokių švenčių, kur naudojame šį vyną šventai komunijai, dar lieka butelyje, mes tą patį vyną geriame prie to, kas liko. O ar šiandien dažnai mėgaujatės vynu? Labai retai. Mane ima miegas, tai aš dienos metu jokių alkoholinių gėrimų, o kad nors šventiško truputėlį labai mielai. Ypač jeigu yra raudonas ir sausas ir aitrus, kuris daug dalykų primena. Kaip jūs įvertintumėt šiandien mūsų vyną? Čia, kaip matau, vynas iš labai toli. Ir tikrai šventiškas skonis. Mes pakeliam taurę, yra jo šventės ženklas, ypatingos progos. Ir dabar jau duoda leidimo visos mandagumo knygos
gerti baltą, raudoną prie bet kokio valgio. Nebereikia balto prie žuvies, raudono prie mėsos. Žmonės su makaronų kokiu nors patiekalu geria arba vieną arba kitą. Svarbiausia yra saikas. Čia yra kas tinka tai progai ir toj vietoj. Ar turite kokį universalų patarimą? Kaip suprasti, kada jau riba? Kada svaigalų yra riba. Čia yra kaip su visais kitais dalykais. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie ištisai žiūri televiziją ir žiūri kokias nors netinkamas programas. Bet aš suaugęs žmogus turiu save prisižiūrėti ir aš žinau, jeigu aš sėdėsiu 8 valandas prie televizijos, negalėsiu jokio darbo atlikti, arba jeigu žiūrėsiu žiaurius filmus, paskui aš pats pradėsiu galvoti kitaip apie ryšius tarp žmonių. Tas pats yra su gėrimu. Aš žinau, jeigu nieko nevalgau, tada greičiau žmogų paveikia. Jeigu valgau lašinius ir užsigeriu taukais, tai aš galiu daug daugiau alkoholinių dalykų išgerti. O kaip kunigų tarpe? Kiek tai yra populiaru ir iš viso kaip? Kunigai yra žmonės ir tas pats nuošimtis maždaug, ypač vyrų, turi alkoholio problemą. Čia nėra niekieno nuodėmė, čia yra kas nors biologinio ar biocheminio. Ir tada žmonės turi prisižiūrėti, mes turim stengtis viens kitą prižiūrėti. Yra didelė bėda per kalėdojimą, kur lietuviai yra vaišingi. Ir tada, kol vargšas kunigas aplanko savo parapiją, jam su sveikata yra bėda. Čia vėl yra tas bendruomeniškas dalykas. Kartais žmogus geria užmiršti savo bėdas ar truputį iškeliauti į mėnulį nuo šios žemės. Ir jeigu mes turėtume, kaip pirmykščiai krikščionys, turėdavo mažas bendruomenės ir viens kitą kiaurai pažindavo. Ir jeigu jie mato, kad kas nors vagia, tai sako, gal mes, ne kad jis blogas, bet gal mes neparūpinam jo šeimai, užtenkame, kad jis turi iš šono pasipildyti. Arba kitas išeina už šeimos į kitą šeimą. Gal yra kas nors, kur mes galim padėti prižiūrėti tuos 7 vaikus, kad jie turėtų laiko kartu, vyras ir žmona. Tas pats yra su gėrimu. Jeigu kas nors turi bėdą, tada ar nereikėtų eiti į alkoholikų anonimų grupę, į maldos būrelį, ar kas nors žmogus slegia, gal mes galim kaip nors padėti, kad kiek įmanoma ta bendruomenė laikytųsi tiesiam keliui. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Čia ne kad reikia išspręsti vienaip ar kitaip, bet amžinai lieka tas klausimas ar uždavinys mums liudyti, kad Dievas atėjo pas mus, tapo žmogumi, o ne kažkuo skirtingu. Mes naudojam dabar tokius paauksuotus indus, viduramžiais naudojo stiklinius, molinius kitur naudoja, medinės taures, kur liudija tą, kad Dievas atėjo į mano gyvenimą, kuris jis paprastas, vargingas žmogus su savo šeima, vaikais, uždaviniais, rūpesčiais, viltimis, svajonėmis, klaidomis.